session. Sako, start recording, ne? Gerai. Sako, naujas projektas, naujas uždavinys. Tai jo, 19 ir 10. Projektas vadinsis vidurkis jėga. Nu, turim gauti 10. No! KML. Naujas langas. Vidurkis. Tada projekto failo struktūra bus JS-as. What the fuck? Šitas buvo neblogas. Pasispaudė ir išėjau iš pokalbio. Nekenčiu Microsoft'o. Gerai. JS-as. Tada bus komponentai. Taip. Komponent. Double N. Teisingai, komponentai. Tada dar šalia bus duomenys. Va šitaip. Man reikės 2 komponentų. Vienas atsakingas už ten iš serijos sumavimas. Antras atsakingas už vidurkis. Kur tu įrašai tą? Ne, ten įkėliai. Nu va. Tai jau komponentai. Sumavimas ir vidurkis. Duomenyse. Duomenyse ganėtinai paprasta. Maždaug skaičiai JS ir čia yra konstanta. Skaičiai, sąrašas 10, 2, 8, 4. Ir mes sakom eksportas skaičiai. Realiai būtų galima imti ir eksportuoti turbūt vos ne šitą visą daiktą. Galbūt. Ne taip greitai. Reiktų sakyti skaičiai 2 ir šitą vietą. Ir tai ne iki galo. Objektas. Ne? Pyksta. Gerai, karočiui. Export. Skaičiai. Gerai. Turim skaičius. Dar JS-e yra mano mainas. Tai mintis yra. Keista, kad. Wow. Kaip užsimūtina. Aha. Keista. Rimantas nekalba. Tai importuojame kažką iš data / skaičiai JS-o. Ką ten importuojame? Skaičius. Nu gerai. Ar aš matau skaičius? Imkim ir sužinokim.
Tai šitai. Gerai, kodėl skaičių nematau? Todėl, kad mano main.js panašu nevažiuoja. Tai pasikabiname skriptą ir esmė yra tik tai main.js turėti. Dar įsijungia modulinę sistemą ir va nuo šiol nelabai ten yra ką nuo pradžių. Sukūriau skaičių masyvą. Tai atsispausdinu. Kodėl pavyko atsispausdinti? Nes main.js pavyko importuotis ir iš karto mato, kas yra skaičiai. Gerai. Norint suskaičiuoti skaičių vidurkį. Ko man reikia? Man reikia funkcijos, kuri mokėtų tą vidurkį suskaičiuoti. Reiškiasi, kažkur komponentas turėtų būti vidurkis.js, kuris savyje turėtų funkciją vidurkis, kuris galėtų save eksportuotis, kuris leistųsi save. Vidurkis. Ir kai eksportuojasi, ką reikia gauti, kad norint suskaičiuoti vidurkį? Tai reikia gauti skaičių sąrašą. Teisingai? Gerai, gausiu skaičių sąrašą. Kas iš to? Norint suskaičiuoti vidurkį, returnas. Tai sakau, pirmiausia yra suma reikalinga. Sakau, suma pavyzdžiui yra 10, random skaičius. Kiekis? 2. Tai koks grąžinamas dalykas yra suma padalinta iš kiekio. Teisingai? Panašu. Gerai. Tai dabartiniu atveju. Jeigu mano čia, gal aš visgi į apačią išsinešiu. Norint dirbti su tais skaičių masyvu, kurį turiu pasiėmęs iš kito failo, tai man pirmiausia reikia susimportuoti tą funkciją, kuri moka skaičiuoti vidurkį. Bum. Susimportavau. Tai dabartiniu atveju, reiškia, konstanta bus ATS, reiškia, kviečiu importuojamą funkciją vidurkis ir aš jai duodu tuos skaičius. Ir nuo šiol bandysiu printinti atsakymą. Ir mano atsakymas yra 5. Kodėl 5? Todėl, kad kai iškviečiau vidurkio skaičiavimo funkciją, jinai vietoj to, kad dirbtų su skaičiais, kuriuos aš daviau, vidurkį išskaičiavo iš kažkokių random skaičių, kurie yra čia parašyti. Kodėl reikia tokių random skaičių? Tam, kad bendrinę logiką patikrinti ir jinai veikia. Gerai, ką mes tikro žinome apie kažkurį šitų? Tai mažų mažiausiai tol, kol mums sekasi, mes galime patikrinti skaičių sąrašo ilgį. Ir dabar gaunu 2,5. Kodėl? Nes pas mane sąraše yra 4 skaičiai. Tai jis tą suskaičiavo. Gerai, o va šį čia, tai turėtų būti 1, 2, 3 ir 4 skaičių suma. Aš negaliu taip sumuoti, ne? Tai reiškia, ką turiu padaryti? Ciklas. Jeigu gaunu sąrašą, jeigu noriu viską susumuoti, yra ciklas. Gerai. Tai gautas skaičių sąrašas, man panašu, kad yra labai baisiai sudėtingas dalykas jį susumuoti. Dėl to pas mane yra atskiras komponentas, atskira funkcija, kuri moka sumavimą. Netgi šitą specialiai mes pavadinsime pagalvokim. Jo, sumavimas. Sumavimas bus labai geras pavadinimas. Ir dabar tas mano vidurkis, norėdamas dirbti ir atlikti savo darbą, jisai turi pasinaudoti kitą funkciją, kuri yra, ir pas mane bus netgi kelios funkcijos galbūt. Kodėlgi ne?
suma. Gal netgi pradžiai parašysiu ta pati sąrašo suma. Nu gerai. Eksportuojasi sąrašo suma. Ką reikia šitai funkcijai gauti, kad galėtų atlikti savo sąrašo sumavimo tą darbą? Nu tai panašu, kad reikia gauti skaičių sąrašas. Nu gerai. Jeigu gauna skaičių sąrašą, kol kas aš sakau, kad jinai returina dešimtuką, nesvarbu, kaip ten skaičiuos. Okay? Tai va, tai jeigu mano yra funkcija, jeigu aš turiu tokią, kuri sugeba sąraše suskaičiuoti visų skaičių sumą ir mane netenkina šitas įhardkodintas skaičius, tai reiškia, vidurkis turi naudotis kitos funkcijos paslaugomis. Reiškia, kur jinai randasi čia, bum, kabliaviškas. Tai susimportuoju sąrašo sumą. Tai va čia vietoj dešimtuko aš išsikviečiu sąrašo sumą, kuri gauna, tam, kad galėtų atlikti savo darbą, pačio vidurkio gautą sąrašą skaičių. Opapa. Sąrašo suma gauna skaičių sąrašą, susumuoja, grąžina rezultatą, rezultatas ateina į kintamąjį sumą. Kiekis analogiškai paskaičiuoja to paties sąrašo ilgį, rezultatas yra 2,5. Pagal tai, kokie skaičiai vaikšto, čia yra visiška tiesa. Visiška tiesa. Tada reikia tikrai skaičių sąrašo sumą suskaičiuoti. Tai reiškia, iš pradžių suma pas mane yra 0. Jeigu žinau, kad tai yra sąrašas, tai aš galiu prasukti cikliuką į mažiau už skaičių sąrašas length ir į pliusas. Tai galiu išsitraukti skaičius, tai yra skaičių sąrašo įtasis narys. Kaip suskaičiuoti sumą? Suma yra plius lygų skaičius. Aš galėjau tiesiai va šitą dalį pridėti, bet nedarysiu to specialiai, kad būtų aiškiau. Ir ką aš grąžinu? Grąžinu sumą. Ir dabartiniu atveju. Šį čia neišsaugau. Kabum, vidurkis yra 6. Sveikinu. Tai yra tai, ko reikėjo. Bent jau vidurkį suskaičiuoti. Tada, galbūt, pagal užduotį buvo prašoma atspausinti labai konkretų sakinį. Va tokį. Iš pateiktų kažkelių skaičių vidurkis gaunasi 6. Ne? Tai aš kol kas gavau tik tai vidurkį. Kaip aš gavau? Vidurkio funkcija gavo visus skaičius iš duomenų failo. Vidurkio funkcija, tam, kad galėtų atlikti savo darbą, pirmiausia turėjo tą sąrašą susumuoti. Jinai sako, aš to nemoku. Bet aš žinau, kas moka. Moka kita funkcija, kuri moka pereiti per tą sąrašą ciklo būdu ir viską susumuoja. Ir grąžina bendrą sumos rezultatą. Super. Kai grąžino bendrą sumos rezultatą, čia sėdi skaičius 24. O čia, kadangi šitas įrašų kiekis buvo 4, nu tai vat 4 iš 4 ir gavosi 6. Esmė buvo prieš tai susimportuoti tą sumuojančiąją funkciją. Kas ten galėtų būti dėl atsakymo lipdymo? Teoriškai mes galėtume imti ir, nežinau, susikurti dar atskirą funkciją, kuri moka tai padaryti, bet einamųjų metu, sakysiu, pasidarome vektikose
šitą dalyką. Vietoj ketvirto įsistatom skaičiai length, o vietoj šešeto yra ATC. Ir konsolėje man yra būtent tas atsakymas, kurio aš norėjau. Jeigu pas mane duomenyse būtų skaičiai 2.js ir čia sėdėtų skaičiai 2 masyvas, kuriame yra štai tokie skaičiai. Ką žinau, 9, 5, 7, 8, minus ten po tiek, ten paskui dar va tiek, ne, ir eksportuoju skaičiai 2. Tai jeigu norėčiau jų vidurkį suskaičiuoti, tai panašu, kad man reikia susimportuoti skaičiai 2 faile esantys skaičiai 2 kintamai. Tai tada atitinkamai mano ATC 2 būtų vidurkis, kuriam gauti skaičiai 2 masyvą. Ir tada jeigu norėčiau čionais dalykus padaryti, tai būtų skaičiai 2 ilgis iš atsakymas skaičiai 2. Atsakymas tenai gausi minus 59. Eik tu savo, koks gražus skaičius. Tai va. Minus 59, aš nežinau, kodėl pasisekė taip gražiai suskaičiuoti. Va ir viskas. Ein, zwei. Tai čia yra pagrindinė logika, kai visi gauti duomenys yra tvarkingi. Sukomytinau. Ne. O jeigu nori į HTML rašyti, tai reikia naudotis tai, kas buvo pirmoji paskaitos dalyje. Pirmiausia, susirasti tinkamą elementą ir overridinti jo turinį. Tai va. Tai tada ateina antra dalis šito uždavinio. Duomenų validavimas. Viskas, kas yra įmanoma ir viskas, kas yra neįmanoma. Ok, cool. Ką darom? Nuo kurio galo pradėti? Nu, tai viskas prasideda nuo vidurkio. Jisai galvoja. Pagalvokim. Skaičių sąrašas. Nu gerai. Gali būti, kad bus mažai gal patikrinimų, gal bus daug. Galėčiau čia vietoj visus patikrinimus daryti. Vietoj to mes galbūt galim sugalvoti ką nors super šmensi fancy. Ir šitam atveju būtų labai patogu pasidaryti atskirą komponentą, kuris moka patikrinti, ar duotas sąrašas yra vien tik tai skaičiai, PVZ. Tai pagalvokim. Ai, gal velniop darysiu validacijas
iš karto vietoje. Vidurkis. Ir, kadangi reikia arėjaus, array is array skaičių sąrašas, tai jeigu tai nėra skaičių sąrašas, tai mes į konsolę rašom errorą. Maždaug duotas ne array. Ir viskas. Ir returnuosi su false. Tada dar papildomas dalykas. Gali būti patikrinta, ar skaičių sąrašas length, jeigu yra tuščias. Tai šitoj vietoj sakau erroras duotas array yra tuščias. Nu gerai, daugiau prisikabinti prie tos dalies nieko negaliu. Tai jeigu galės prisikabinti, tai tik tai sekanti logika. Nu gerai. Tai čia įsikikinu logiką. Po logikos vėlgi galima padaryti papildomą validaciją. Tai, pavyzdžiui, mažiausiai paklausti, ar... Ne, čia dar ne visai logika. Logika būtų... Gerai. Vid ir iškeliu sumą su kiekiu. Ir čia grąžinasi vid. Ir tada paklausimas mano būtų is finite vid. Ką is finite atsako, ar tai yra baigtinė reikšmė. Tai reiškia, kas čia yra pričiumpama? Pričiumpamos yra begalybės ir pričiumpami none matematiniai variantai. Čia yra vienas pričiupimas. Tai mes jeigu netyčia užsirautume ant tokio varianto, tai vėlgi būtų kritinė klaida ir galėtume sakyti error gautas vidurkio rezultatas nėra tikras skaičius. Papildomai dar galime paklausti, netgi prieš tai, dėl kažkokių keistų priežasčių, jeigu type of vidurkis nėra numberis. Gautas vidurkis arba gautas vidurkio rezultatas nėra apskritai skaičiaus tipo. Teoriškai tai yra neįmanoma, nes jeigu atlikai matematinę operaciją, tai bus skaičiaus tipo. Blogiausiu atveju gausis none ir viskas. Bet vis tiek skaičiaus tipo. Tai teoriškai šitas ifas yra absoliučiai beprasmis. Bet aš jį vis tiek parašau, nes just in case. Ne, kad jeigu jau maksimali apsauga, tai maksimali. Reiškia, kad blogiau nebus. Nu gerai. Tai va, tai čia yra vidurkis. Pradinės inputo validacijos, tada truputis logikos, tada logikos validacija ir jeigu viskas čiki-piki yra rezultato grąžinimas. Sumavimas. Koks sutapimas? Sumavimui lygiai tas pats validavimas. Ar aš gavau sąrašą ir ar tas sąrašas yra netuščias. Va šitaip va. Tada post factum vėl reikia tą patį patikrinti po viso sumavimo. Pirma. Tik čia jau yra nebe vid, o čia yra suma. Gauta
suma, gautas sumos rezultatas nėra skaičius, o čia gautas sumos rezultatas nėra tikras skaičius. O taip būtų. Nes vėlgi, prasibėgus per sąrašą, jeigu sąraše pasitaiko kokią nors nesąmonę, pavyzdžiui, tekstas, tai šakės, čia pas jūs viskas tampa tekstu, visa suma. Ir sveikinu, mes turim nesąmonę. Ok, tai mes to išvengiam, dalykų, tokių piktų dalykų. Jeigu viską praslysta, grąžina normalų skaičiuką, tikrąjį, kurį galima ten imti, eiti ir toliau skaičiuoti. Bet, skaičiuojant kiekvieną skaičių, gali išlysti vėl problemos. Tai reiškia, kiekvienu atveju mes turime paklausti, ar tai yra skaičius. Jeigu tas mano sąrašo narys yra ne skaičiaus tipo, konsolė, eroras galbūt, arba net ne eroras, warningas kol kas ir warning. Kas čia galėtų būti, ką čia mes tokio galėtume protingo parašyti. Skaičių sąraše rastas ne skaičiaus arba rasta ne skaičiaus tipo reikšmė. Ir čia nėra kritinė klaida, nes galbūt mes tiesiog jų nesumuosim, tai dėl to sakau continue. Ir viskas. Einu prie sekančio elemento. Galbūt sekantysis bus normalus skaičius. Tai, pavyzdžiui, nuo ko aš dabar apsisaugau? Apsisaugau nuo čia esančios kokios stringinės nesąmonės. Beveik. Vidurkis sumažėjo iki 4,8. Dammit. Ką čia reiškia? Čia reiškia, kad mano vidurkis, kuris va čia yra skaičiuojamas, jisai skaičių sąrašo lengvą paskaičiavo labai jau atmestinai. Labai. Tai reiškia, jeigu pas mane sąraše būtų vienas skaičius, o visi kiti nesąmonės, tai jisai vidurkį suskaičiuotų ten turbūt bele kokį mažiuką n kartų, būtų tas skaičius padalinta iš sąrašo ilgio, o ten gali būti nors ir milijonas nesąmonių prirašyta. Tai biški nepriimtinas rezultatas. Reiškiasi. Ką mes turėtume pasidaryti šitoje vietoj? Susikurti funkciją, kuri gali suskaičiuoti, kiek sąraše yra tikrų skaičių. Jei! Dar vienas komponentas. Tai reiškia, kas čia būtų. Sumavimas, vidurkis, skaičių kiekis. Vadinkime taip. Tai skaičių kiekis GS. Ir tai yra funkcija, skaičių kiekis, kuris norint, kad suveiktų, ką turi gauti? Turi gauti skaičių sąrašas. Tada, kaip skaičiuojam skaičių kiekį? Let kiekis lygu iš pradžių 0. Tada einu per sąrašą ir come on. Ne tas skaičių sąrašas lengv. Vėlgi konstanta skaičius yra skaičių sąrašo kitasis narys. Ir tada klausiu, jeigu type of skaičius
nėra number, tai einu prie kito nario. Priešingų atveju kiekį padidinu 1 vienetu. Ir po visų operacijų grąžinu kiekį. Tai čia dar validacijų nebūta. Nu gerai, tai vidurkis. Tai vidurkis pasirodo, tai paprastai čia dalykų negali imti ir naudoti. Jam reikia skaičių kiekio susimportuoti šitą funkciją. Import from atgal skaičių kiekis / skaičių kiekis JS. Nuostabu. Provide skaičių kiekis neeksportinamas. Ok, cool. Kaip gerai, kad pranešė. Skaičių kiekis. Nu va, tada length of undefined skaičių kiekis, teisingai, kur skaičių kiekis JS, skaičių pala. Nes aš jam dar nedaviau to paties skaičių sąrašo, su kuriuo jisai turi dirbti. Ok, tai dabar jisai suskaičiuos skaičių kiekį tame sąraše. Nice. Ir vėl grįžome prie vidurkis 6. Tai dar dalykai susitaisė šiek tiek. Nu gerai. Toliau. Grįžtam prie sumavimo. Tai sumavimas pradinė validacija, tada logika, tada post logic validacija, rezultatų grąžinimas. Gerai. Su vidurkiu labai panašiai, pradinė validacija, logika, galutinė validacija, rezultatų grąžinimas. Gerai. Skaičių kiekis. Damn it. Copy-paste. 1:1. Validacija. Kur tas mano draugas? Čia. Kabum. Vėlgi tikrinu skaičių kiekio funkcijoje. Ar tai, ką gavau, yra arėjus, jeigu ne arėjus, tuščias, netuščias. Klaidos atitinkamai tokios. Ir finale po visų ciklų prasisukimo, kai suskaičiavau kiek yra tikrų galbūt skaičių, dar ten trūksta. Tai vėlgi galiu paklausti, tas nebe suma, čia mano atveju yra kiekis, yra vis dar tikras skaičius ar ne? Tai gali būti, kad kadangi mano kiekio kintamojo niekas neįtakoja apart pliusas, tai teoriškai viskas bus gerai. Bet dėl viso pikto vis tiek pasidarau patikrinimą. Tai gautas kiekio rezultatas atitinkamai tarara. Nu va. Nuostabu. Priminsiu, validacijos yra būtinos. Tai reiškia, jos yra rašomos visada. Jeigu kažkur pas kažką validacijų nematote, tai tas projektas yra nulaužiamas. O jeigu nulaužiamas, tai priklausomai kam gaminote projektą, gali labai nedraugiškai bendrauti. Tai galbūt ta mintis, kad pavyzdžiui šičia, aš vis pastebiu, kad visais atvejais visos mano 3 tos pagrindinės funkcijos, kad vidurkis, sumavimas, skaičių kiekis, taip pas jas patikrinimas daugiau mažiau visada yra tas pats per tą patį.
Ir va tada kyla klausimas, ar negalima iš tikrųjų parašyti, atlikti tas validacijas, bet tik tai kažkaip optimaliau. Tai va apie ką ir buvo Coming Soon projekte mintis, kad va šitas visas validacijas, jeigu aš sugebėčiau iškelti į atskirą failą, tai galbūt galėčiau perpanaudoti. Ir vienam, ir kitam, ir dar kažkur, ir dar kažkur. Tai va tokia mintis. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu susikurtume komponentą validacijos JS, functionas kažkokios tai ten validacijos. Dabar galvoju, kokios gali būti validacijos. Iš tikrųjų ne validacijas mes čia rašysime, nes paklausime, ar tikras sąrašas. Ką man duos? Man duos sąrašą. Jeigu mano funkcijos pavadinimas prasideda klausiamuoju žodžiu, ar, tai reiškia, returnas bus true, false'as, vienas iš dviejų, arba tas. Tai iš pradžių galiu sakyti, jo, viskas gerai, čiki-piki, bet iš tikrųjų, ką reiškia patikrinti, arba netgi ne visai, ne visai, kad tikras sąrašas. Čia labiau ar prasmingas sąrašas. O reiškia prasmingas, tai viena vertus apskritai turi būti sąrašas, o prasmingas sąrašas yra tas, kuris dar yra ir ne tuščias. Tai va, tai apie ką ir eina va šitais atvejais kalba, kad mes tada einam ir klausiam. Jeigu ne array is array sąrašas, mes ten returninam, ir karočią aš viską šitą nukopinu. O taip. Tai jeigu duotas ne sąrašas, klaida yra, kad duotas ne arrayus. Jeigu ilgis yra nulinis, tai tipo duotas tuščias arrayus. Ir atitinkamai kiekvienu atveju tai yra false, false kaip klaidos. Šituo atveju yra true. Ok. Kaip aš galėčiau jį išnaudoti šitą ar prasmingas sąrašas? Gerai, pagalvokim, kaip mes jį galim išnaudoti. Tai pavyzdžiui, sumavime, priekis. Importas. Šitaip. Validacijos, /validacijos JS. Ką čia aš norėjau? Ar prasmingas sąrašas susimportuoti? Tai šitais atvejais, va šita visa dalis yra pakeičiama logika, kuri yra tam atskiram failiuke. Tai va čia ir pas mane pareina klausimas, ar prasmingas sąrašas, aš jam duodu skaičių sąrašą ir jisai man sako taip arba ne. Jeigu yra ne prasmingas sąrašas, tai mano funkcija tiesiog baigia darbą ir grąžina false. Ir viskas. Tiesiog iš karto baigia darbą. Tada sumavimas čia vadinasi. Skaičių kiekis. Lygiai ta pati situacija. Ar prasmingas sąrašas, jeigu išsikviesiu, boom, is not, tu šiek tuoj, aš tau referencą tuoj duosiu. Importinsim šitą daiktą iš validacijos JS. Nuostabu. Vėlgi, skaičių kiekį, kai reikėjo skaičiuoti, jis gavo kažkokią galvojo, kad gavo skaičių sąrašą. Mes patikrinam, ar jis prasmingas, jeigu viskas gerai, šitas ifas nesureaguoja. Jeigu kažkas truputį ne to, jisai gavo falsiuką, invertinom, gavosi true ir kadangi true, funkcija baigia darbą, grąžindama dar vieną falsiuką. Tai va toks situacija. Ir lygiai taip pat yra su
kur ten tas sausmas, skaičių kiekis, vidurkis. Vidurkis. Irgi čia yra pačioj pradžioj daromas lygiai tas pats patikrinimas. Tai reiškia, galiu susimportuoti tą patį logiką ir parašyti tą pačią logiką patikrinimo pačiam priekyje. Vis dar funkcijos atlieka lygiai tą patį. Po to darosi įdomioji dalis, praktiškai visą laiką reikėjo lygiai tą patį patikrinti ir po pabaigos. Tik čia pas mus validacija, kokia buvo daroma, klausima, ar tai buvo tikras kasdienis skaičius. Ne? Tai, pavyzdžiui, prie tų pačių validacijų mes galime apsirašyti kitą funkciją, kuri sako, ar normalus skaičius. Va. Tada jinai, žinoma, tikisi gauti skaičių. Pasiimkime įkvėpimui, ką reiškia tikras skaičius. Tai čia, sako, yra visa logika. Jeigu type of gauto skaičiaus yra ne numberis, tai mes sakysime, gautas kažkas nėra skaičiaus tipo. Tai va tas kažkas, reikėtų man čia parašyti gudriai, ir is finite, jeigu tai yra none arba begalybės, irgi nėra tikri skaičiai. Irgi fakta. Ir šitais atvejais grąžinu true. Tam, kad galėčiau naudotis dar ir šitą funkciją kartu, kai eksportuoju per kablelį abi funkcijas. Galima kelis dalykus iš vieno failo eksportuoti. Pasirodo. Žiauriai faina. Ir paprasta. Tiesiog išvardink. Tada šį čia sumos rezultatas, vidurkio rezultatas, dar kažkieno, gal tiesiog maždaug vidurkis nėra skaičiaus tipo. Ne? Tai va šitas tekstas, kuris dabar yra paselektintas. Pas mane pagal idėją tai yra žinutės vardiklis, ką aš noriu pranešime pasakyti. Tai čia bus tikrinamas objektas. Arba netgi čia bus žiauru, bet tikrinamo objekto pavadinimas. Opapa. Ir šitoj vietoj mes įstatytume vat tą backtikai. Opapa. Jau darosi įdomu. Ar normalus skaičius? Kaip mes jį panaudosim? Lygiai analogiškai. Susimportuojam tą pačią kartu funkciją ir vietoj va šitos visos dalies, statome tiesiog vieną ifą, kuris, ar normalus skaičius, ir tai yra suma, o kaip pranešimas bus sumos rezultatas. Nu va. Tai jeigu fakta, nenormalus skaičius, suma, tai tada atitinkamai įterpiant va tokį žodelį bus išspausdinamas tos klaidos pranešimas, plus funkcija nutrauks darbą, grąžindama false savo tėviniai funkcijai. Tai va, tai visą šitą galima irgi pasikeisti, tai reiškia ir sumavime, ir vidurkyje pasikeisti, tik tai čia vidurkio rezultatas bus. Ir duodamas kintamasis yra vid. Ir čia yra ar normalus skaičius reikia pridėti.
tada atitinkamai ir skaičių kiekyje. Čia tas ar normalus skaičius turi būti importuojamas ir kiekio rezultatas va čia įsistato. Ir žinoma, kiekis yra paduodamas tikrinti. Ir volia, dar šitas dalykas išsitrina. Tai va dabar, kai pasiėmėt skaityti vieną funkciją, kai logika yra truputį išskaidyta per kelis failus, tai aš žinau vieną dalyką. Pagrindinis patikrinimas input atliekamas čia atliekama logika, čia yra logikos rezultato patikrinimas ir jeigu viskas gerai, rezultatas yra grąžinamas. Kodas tampa super trumpas ir kažkuria prasme gražus. Faktas, reikia jį pasiskaityti, pasinagrinėti, dėl to aš tikrai nebejoju, bet jeigu peržiūrėt, tai visur yra tas pats per tą patį parašyta iš principo. Papildomai naujovė savotiškai atėjo tame, kad mes turime iš vieno failo eksportuojamas dvi atskiras funkcijas. Čia, pavyzdžiui, irgi būtų galima papildomą atlikti validaciją, maždaug tas tikrinamo objekto pavadinimas. Tai va. Tai šitą irgi, pavyzdžiui, galima pasitikrinti. Maždaug, kas čia būtų type of tikrinamo objekto pavadinimas, jeigu yra ne stringas, tai teoriškai ne problema, nes mes galime kažką gero sugalvoti. Warningas, maždaug warning. Ir kad čia pala skaičiaus tipo tikrinimui nėra duotas objekto pavadinimas, nėra duotas tikrinamo objekto pavadinimas. Bet tai nėra kritinė klaida. Kodėl? Todėl, kad mes galime išsisukti šitoj vietoj ir pasakyti, jeigu taip nebus, tai tada tikrinamo objekto pavadinimas pas mus bus tiesiog įhardkodinamas ir gautas skaičius nėra skaičiaus tipo, arba gautas skaičius nėra tikras skaičius. Arba vietoj netgi gauta reikšmė arba gautas objektas, netgi jo reikšmė objektas nėra skaičiaus tipo. Tai vat. Tai čia yra defaultinis. Teoriškai šitą patį defaultinį būtų galima įstatyti ir čia. Tai reiškia, jeigu neduosite tos reikšmės, nuo problemo mes priskirsime defaultinę reikšmę bet kuriuo atveju. Jeigu duos kažką tą antrąjį parametrą į ar normalus skaičius funkciją, tada galios ten tą, ką duosime. Ši čia yra, sakom, defaultinis variantas. Tai bet tada bėda, kad mums nepatikrins va šito keiso, tai aš grįžtu ir kad duoti pizdai programuotojui, sakysiu, va tau eroras. Prigavau tave. Tai va, tai šitoj vietoj importai, eksportai, pavyzdys su dviem duomenų masyvais, kai darbą atlieka viena ir ta pati funkcija, vidurkio skaičiavimas. Kas matosi, aš ją vis iškviečiu ir duodu kiekvienu atveju vis skirtingus dalykus. Teoriškai ir šitą būtų galima parašyti kaip atskirą funkciją, kuris sugeba sulipdyti dalykus į tokį sakinuką. Bet galvoju, velniai nematė, tiks ir šitas pavyzdys. Tai va tik kvėpimui, kiek ale sudėtingai, bet iš kitos pusės čia yra maksimalus saugumas sudėtas, kad nesusifakapinti gyvenimo. Plus yra labai savotiškai pasisekė, kad mes galime tą pačią logiką
inputo validacija ir logikos validacija, kuri dažnai kartojasi šiame uždaviny, išsikelti į atskiras funkcijas, kurias tiesiog perpanaudojame po 3 kartus. Tai sutaupo tą darbą. Plus, jeigu pastebėtume, kad kažkuri mūsų funkcija negeba tiksliai nustatyti sąrašas ar nesąrašas ir, pavyzdžiui, nesugeba tiksliai nustatyti normalus ar nenormalus skaičius, tai gali būti, kad ta klaida būtų kartojosi ir skaičių kiekio, ir vidurkio, ir sumavimo funkcijose. Tai vieną tą patikrinimo funkciją paredagavus, visur dalykai vienodai veikia, visur vienodai tikrina, kas yra normalus skaičius. Tai cool. Komitas. Dar prieš komitinant reikia inicijuotis, ne, dalykus. Tai va. Gerai, ką mes čia gero galim parašyti. Tai čia dar initial commitas. Initial commitas. Damn it. Velnias. Kas ten bus? Live server book. Arba folder removal. Yes. Ir tada, boom. Reikia išsisiųsti. Nagi, užeik į vidų. Boom. 19 grupė durks. Cool.